Ar nosies krapštimas? Tau pavojinga? Štai ką apie tai sako mokslas. Amerikiečių tyrėjai apklausė 1000 žmonių apie jų nosies krapštimo įpročius. Su šito ne tik nosį krapšto. Štai kokius rezultatus jie gavo. Dažniausiai žmonėms bėga kraujas. Iš dešinės nosies pusės, nes dauguma žmonių dešiniarankiai. Taip pat autoriai nustatė, kad 90% žmonių reguliariai krapšto nosį ir problemos tame nemato. tačiau kai kuriems iš jų, Nosies krapštimas pirštu gali sukelti nosies pertvaros defektą. o nekontroliuojamas nosies krapštimas netgi turi savo pavadinimą. Rinotileksomanija. O anot kito tyrimo, kur randamos patogeninės bakterijos, pavyzdžiui, Staphylococcus aureus, nuo piršto gali patekti į nosį ir sukelti infekciją. Nosies infekcijos gali išplisti ir į kitus organus, pavyzdžiui, smegenis. Ir sukelti rimtų pasiekmių, pavyzdžiui, mirtį. O jeigu labai jau nori pasikrapštyti nosį, pirmiausia, nusiplauk rankas ir tik tada kišk savo arba draugui į nosį.